Rajono kamuolys. Kaip visada pirma laikas, o tada žiūrim. Kai tik pamatau taip atrodant kamuolį, jis iškart sukelia baisiai daug prisiminimų. Tu turėjai užaugti 2000-aisiais, kad pažaistum su tokiais kamuoliais, nes dabar stopudovai niekas tokių nebeturi. Turėjai būti kieminių, o ne naminių. Kiek daug prisiminimų ir kiek daug žaidimų žaista su rajono kamuoliu. Iš viskas nors dar žaidžiat kokį kojų kvadrą, amerikankę, atrodo 100 metų šito veiksmo nemačiau. Kiekvienas rajonas, kiekvienas kiemas turėjo rajono kamuolį. Tu galėjai jį palikti kur nors numestą į krūmus ir ryte atsikėlęs tu ten patį surasi. Rajono kamuolys buvo tas kamuolys, kurio niekas nepizdindavo. Nes jeigu kas nors nupizdins, žinodavo, kad nebeliks su ko žais kieme. Nebent surasdavo patsaną iš kito kiemo, rajono ir pasisavindavo, nes patys nelabai turėdavo su ko žaisti. O dalintis tarp rajonų tai vis tiek reikia. Kojų kvadras, kašis, fulė, minusas, vienaletkė ir kiti žaidimai, kurie reikalauja kamulio, galėjo būti žaidžiami su rajono kamuliu. Atsirado guzai, pradėjo visas lupinėtis. Koks skirtumas? Gi rajono kamuolys. Taip turi būti. Kol kamuolys šokinėja, tol jis yra naudojamas. Labiausiai užpysdavo, kai kamuolys įkrysdavo į kažkieno hariokų balą. Va tada tai sėkmės nuvalytas gleivės. Arba užspirdavom ten, kur reikėdavo laužyti pusę valandos ir ieškoti jo kažkokiam tai džiunglinę. Kvadratą žaisti su rajono kamuoliu būdavo iššūkis. Nes jeigu paleidai iš rimtos bankės kažkam į galvą, tai guzas ant kaktos stopudovai atsiras. Žinau tik tiek, kad iš nusilupinėjusio ir guzuoto skaudžiau kimba. Kažkam tėvai neleisdavo naudoti savo naujų telaičių, norfinių ar maksiminių kamuolių ant asfalto, nes tipo greitai susigadina, nusitrina ir sprogsta. Rajono kamuolį naudojam tol, kol jis sprogdavo. Tokia jo paskirtis - tarnauti rajonui iki galo. O sprogimo visada atsirasdavo kažkoks kamuolys, kuris evoliucionuodavo į rajono kamuolį mums net nepastebėjus. Tie, kas prisimena tokius kamuolius, o galbūt ir teko žaisti su jais. Patepinam tą like mygtuką už nostalgiją. Ačiū, kad žiūrėjot. Sekantis vidosas bus apie Marozo vasaros rutiną, kaip ir žadėjau. Iki.